Kaip jums atrodo, ko reikia leftistams? Ar kad būtų susilpnintas vienas pragariškiausių ir šėtoniškiausių pasaulio režimų, tai yra Iranas, arba sunaikintas, arba susilpnintas, jeigu jo negalima sunaikinti, ir kad mes gyventumėm saugesniam pasaulyje, kur laimi mūsiškiai, o ne barmalėjai, barzdoti ir išprotėję? Ar jie nori, kad būtų pagaliau nubaustas ir visai pažemintas ir paniekintas jų nekenčiamas Donaldas Trumpas? Atrodo iš visko, kad jie labiausiai nori būtent, kad Trumpui būtų blogai. O kai gyvenime nori, kad kažkam tai kitam būtų blogai, tai tada greičiausiai būna blogai tau pačiam. Todėl, kad normalūs žmonės, geros valios žmonės, sveiko proto žmonės dažniausiai nori, kad jiems būtų gerai, o kaip yra kitiems žmonėms, jų nedomina. Ir kitiems jie dažniausiai blogo ir keršto nelinki. Šiaip blogo ir keršto linkėjimas yra būdingas išprotėjusiems, nupušusiems, velnių priėdusiems režimams, būtent tokiems kaip Iranas, tokiems kaip Rusija, kuri būtų geriausia jai, jeigu visi būtų pragaro liepsnuose, kaip Putinas tai ir sakė, kad jie pateks į rojų, o visi kiti tegu prapuola ir tedega ugnyje. Iš tikrųjų, tai taip ir yra, taip pasimatė. Šiandien Joninių dieną, aš buvau čia Joninės pavadinęs sekmadienį, todėl kad man, žinot, žmogui nedirbančiam ofise, man visos dienos yra plius minus darbo dienos ir tuo pačiu poilsio dienos. Tai aš nelabai reaguoju tos dalykus, bet žmonės labai teisingai pastebėjo, kad Joninės yra šiandien. Tai yra antradienį, tai yra 24 birželio diena. Greitai praėjo birželis, pirmasis vasaros mėnuo ir tos vasaros nebetiek jau daug liko. Nepamirškim tokio dalyko, kad reiškia bus, kada ten žolinė, 15 dieną rugpjūčio ir jau po žolinės prasideda lietus ir visi pradeda važiuoti į namus ir visi pradeda važiuoti mokslo metams, nors iš tikrųjų tai ten nėra kam ten ruoštis. Kiti gali pasakyti, tu vaikų neturėjai, gal tai nežinai, ne, aš užauginau 2 dukras ir labai puikiai žinau, kad mokslo metams ruoštis absoliučiai nėra ko. Galbūt todėl, kad jos ėjo į mokyklą Anglijoje ir nereikėjo visų tų bibienių, susipirkimų, trintukų, skriestuvų, flomasterių, skaičiavimo lazdelių ir kitos fignios, ir apskritai tai labai mažai kas kreipia dėmesį. Čia atsilikusiose šalyse, tokiose kaip Lietuva arba Rusija, tos dalykus labai baisiai žiūri. Atsilikusiose aš turiu omeny edukacijos prasme, ten, kur kreipia dėmesį į tokias nesąmoningas bibienes. Bet aš nuėjau nuo temos. Šiandien Joninių dieną, birželio 24-ąją, Iranas ir Izraelis paskelbė apie susitarimą dėl ugnies nutraukimo. Paskelbė ne kokiam nors bendram komunikei, ne kažkokiam tai pranešime, bet paskirai patvirtino, anksčiau apie tai buvo pranešęs Donaldas Trumpas, bet aišku visa leftistinė šūšera labai garsiai bliovė, kad čia Trumpas įsivaizduoja ir kliedi dėl kažko tai, kad jisai žiūrėkit, koks jisai nori būti didis, o iš tikrųjų jokio susitarimo nėra ir viskas fignia ir čia jūs jo netikėkit tais dalykais, kuriuos jisai sako, nes jisai visai nupušęs ir išprotėjęs ir taip toliau. Ir netgi pažiūrėkit, o Dieve mano, koks Trumpas nupušęs, jisai padėkojo Dievui po to, kai buvo įvykdyta
Amerikos antskrydžių ir bombardavimo operacija 3 Irano branduolinių objektų. Tai yra Natanso, Fordo ir Isfahano. Įsivaizduokit, kaip kvailai ir kaip didžiosiom raidėm parašė Donaldas Trumpas, kokia yra gėda, kaip jisai negražiai parašė pranešimą. Jūs suprantat, kad tai yra žmonės, tai yra, tokie, nežinau kaip juos pavadinti, gerai, sutvėrimai ar kažkokie tai individai, kuriems labiau rūpi ne kad laimėtų pasaulyje, ne kad nugalėtų gėrio jėgos, ne kad būtų sunaikintas bepročio ajatolų režimo nuo 79 metų valdančio Iraną branduolinis potencialas ir galimybė jiems kurti branduolinius ginklus. Ne, jie nori ne šito, jiems labiau žymiai norisi visai kitų dalykų. Jiems norisi, kad būtų kuo labiau pažemintas ar kad nepasisektų Donaldui Trumpui. Arba ne tik, kad nepasisektų Donaldui Trumpui, jiems norisi, kad nepasisektų Jungtinėms Amerikos valstijoms. Savo šalies jie visiškai nemyli, savo šalies jie nekenčia, dėl savo šalies jie gėdinasi ir tokie tie žmonės ir yra. Jeigu tie žmonės nekenčia savo šalies, jie nekenčia kartu ir savęs, jie naudojasi tos šalies visais privalumais, visais technologiniais išradimais, visais turtais ir viskuo. Jie toje šalyje vykdo sėkmingai savo ekonominę veiklą, tai yra uždirbinėja pinigus, bet jie kartu tuo pačiu tos šalies labai nekenčia. Tai kaip jos dar apibrėžti ir kaip jos dar pavadinti. Iš tikrųjų, ta prasme, neįtikėtina. Tikriausiai amerikietiški vatnikai reikėtų tos visus leftistus pavadinti. Taip, jie lygi šiol jaučiasi pralaimėję, jie jaučiasi pagaidinti, jaučiasi, kad iš jų atėmė pergalę, kai laimėjo Donaldas Trumpas, todėl kad jie juk buvo protingesni ir jie turėjo laimėti, nes jie geriau žino, kas turi laimėti. Ir ten kalbėjo visą laiką, kad žiūrėkit, laimėjo išrinko Trumpą tik tai todėl, kad už jį visi, kas balsavo, tai buvo visokie raudonsprandžiai, tai buvo rednekai, tai buvo kaimiečiai, tai buvo žmonės be išsilavinimo, tai buvo žmonės buki, be dantų, kurie važinėja savo pick-up trakais ir ten vežiojasi po kelius šautuvus ir pririštą numuštą elnę, reiškia, pas save sunkvežimį arba dar kažką, tai ar kiaulės ir ožius, kartu su savo žmona tenais tą sunkvežimiuką pasisodinę. Tai va tokie girdi, supranti, Donaldą Trumpą ir išrinko. Nes visi geri žmonės, išsilavinę, normalūs, tie, kurie yra, ten arba su spalvotais plaukais, arba su sojine latė, arba dar kitais dalykais, tai jie, reiškia, balsavo teisingai. Ir iš tikrųjų savo šalis ir pergalė, ir gėrio pergalė jiems nesvarbi. Jeigu tie žmonės būtų gyvenę prieš 80 metų, jie tikriausiai būtų slapčia norėję nacių Vokietijos pergalės Antram pasauliniam kare, todėl kad tik tai nelaimėtų amerikietiškas imperializmas, o kad laimėtų progresyvi socialistinė nacionalsocialistų darbo partija Vokietijoje, Arbeitspartei. Ir jiems to labiausiai tikriausiai norėtųsi. Nes kiekvienas žmogus, kuris nors truputėlį yra domėjęsis apie Iraną,
bet kažkaip tai apie Iraną žmonės nelabai domisi, nelabai supranta. Dauguma žmonių nelabai žino, kuo jisai skiriasi nuo Irako ir kalba kažkokias tai nesąmonės, o dabar, kai paskaitai, tai Facebookuose ir portalų komentaruose yra pilna vatinių rusiškų trolių visokių, kurie ten eina aiškinti, kad taip pat buvo, jie tikėjo, kad masinio naikinimo ginklai yra Irake, o paskui pasirodė, kad Irake nieko nėra, ir jie buvo taip sugėdinti visai, nes pasirodė, kad ten nieko nėra, o jie sakė, kad yra, jie reiškia vaizdavo, kad ten kovoja su blogiu, o irgi pasirodė, kad nieko nėra. Ir dabar dar teko girdėti tokį, reiškia, tvirtinimą, kad o kurgi įrodymai, kad yra Irano karinė programa, o kurgi yra įrodymai, kad Iranas nori pasistatyti branduolinį ginklą, susikurti branduolinį ginklą, juk jie sako, kad tai yra tik tai taikus atomas, o gal ten tik tai taikus atomas, o kur yra įrodymai, kad jie pasidarys branduolinį ginklą. Mes palaukim, kol jie pasidarys, tai tada ir žinosim, jau kai pasidarys, tai tada ir bus gerai. Jo, pagal leftistus, būtent taip ir reikia gyventi pasaulyje, tai reiškia reikia palaukti, kol Iranas susikurs branduolinį ginklą, tada, kad jisai jebanulintų tuo branduoliniu ginklu per Izraelį, kad Izraelyje išdygtų porą arba daugiau branduolinių grybų ir būtų nušluoti keli miestai termobranduolinėme sprogime, ir tada galės susirinkti jungtinės tautos ir pareikšti susirūpinimą. Jeigu bus saugumo taryboje, tai pareikš susirūpinimą, bet paskui paaiškės, kad nepareiškia susirūpinimo, nes Rusija ir tai tikriausiai vetuos. Tai šitoks dalykas jiems būtų tikriausiai priimtiniausias ir būtų geriausiai. Ir tada vis tiek galėtų sakyti, kad čia nors Izraelis ir jebanulino tais branduoliniais ginklais, bet vis tiek čia pažiūrėkit, kaip jisai skriaudė vargšiukus Gazoj, kaip jisai skriaudė aplinkinius ir vis tiek Izraelis yra nusikalstama valstybė, o Amerika yra jo sponsoriai ir jo gynėjai ir Amerika yra vis tiek bloga. Taip, kad vis tiek, nors Iranas dabar turi branduolinį ginklą ir daužosi, mes jam skirkim humanitarinės pagalbos kuo daugiau. Ir žinot, ką tegu privažiuoja iš Irano pabėgėlių, dar keli milijonai į vakarų Europą, ir tada bus gerai. Tai būtent tokį modelį įsivaizduoja leftistai, kairuoliai visokie, nupušėliai, tiek Amerikoje, tiek vakarų Europoje, kurie dabar aiškina, kad Iranas yra šiaip taiki šalis, kad Iranas gyvena kaip jisai nori, jisai yra suverenus ir jisai galbūt jokio branduolinio ginklo ten nenori ir ką mes galim aiškinti, o tai kodėl jūs aiškinat Iranui, kad jisai turi branduolinį ginklą ir kodėl jūs neaiškinat tada apie branduolinį ginklą tokioms valstybėms kaip Didžioji Britanija ir Prancūzija, kurios turi branduolinį ginklą, arba kokia nors Indija ir Pakistanas. Kodėl jūs jiems neaiškinat apie branduolinius ginklus, o kodėl jūs aiškinat Iranui? Todėl, kad Iranas yra net ne valstybė, Iranas yra viduramžiškas lėlių teatras su žmonėmis, kurie gyvena absoliučiai kitam pasaulyje, kitoj dimensijai, su žmonėmis, kurie neturi nei tų pačių humanizmo principų, nei tų pačių tikslų, kokius turi žmonės civilizuotose šalyse. Taip, iraniečiai giriasi 3000 metų civilizaciją, kad ten visi žmonės aplinkiniai artimuosiuose rytuose
kupranugarius piso tuo metu, kai jie jau turėjo civilizaciją ir ten Persepolį ir zoroastriečių religiją. Atkreipsiu dėmesį, kad buvo iki tol, kol 7 amžiuje įsigalėjo islamas ir islamas uždominavo visą tą regioną. Iranas turėjo savo religiją, tai buvo zoroastriečiai, tai yra Zaratustros pasekėjai. Tai yra iš tikrųjų labai taiki, rami ir šviesi religija, kuri niekada per jėgą pas save nepritraukinėjo žmonių, nebandė žmonių pritraukti į savo pusę, panašiai kaip judėjai. Žydai irgi nesistengia žmonių pritraukti į savo pusę. Tai yra ne jų interesuose, jie šito nebando daryti ir zoroastriečiai šito nebandė daryti. Tačiau islamas, kuris buvo labai jauna, labai arši, labai karinga, labai kraugeriška religija, jinai uždominavo sėkmingai. Nu ir turim tą, ką principė, tą, ką ir turim. Tai būtent dominuojanti ir viską valdanti šiitų islamą. Šiitai skiriasi nuo sunitų, sakysiu taip, mums bent jau atrodo smulkmenomis apie pranašo Mohamedo palikuonis. Šiitai tiki tais 12, sakykim taip, 12 apaštalų, 12 imamų, kurių paskutinis vis dar gyvas yra ir gyvena ten kitoj materijoj transcendentiniai, bet jisai vis dar yra. Vienu žodžiu, čia ne apie tai šneka. Aš tik norėjau pasakyti, kad Iranas yra toks atsilupęs ir toks hardcore'is, kad Irano musulmonai dar yra šiitų Azerbaidžane, kuris iš esmės Azerbaidžanas tai yra tik tai atplėšta Persijos dalis, kurią atplėšė kažkada tai Rusijos imperija, kad gautų priėjimą prie Kaspijos jūros. Jiems šito pagal planą reikėjo, jau tada rūpėjo tokie dalykai kaip nafta ir išėjimas prie Kaspijos jūros, tai buvo toksai strateginis įsikišimas, o Azerbaidžano dvi provincijos, rytų Azerbaidžanas ir vakarų Azerbaidžanas, lygi šiol egzistuoja Irane. Tai ne tik Azerbaidžano Respublika, kuri yra buvusi sovietinė respublika, bet ir dvi provincijos irgi vadinasi Irane Azerbaidžano vardu. Ir būtent azerbaidžaniečių yra daug dabartinėje Irano vyriausybėje. Toksai nupušėlis prezidentas Ahmadinežadas, Mahmudas Ahmadinežadas, prisimenat tokį, gal jisai buvo Irano prezidentas, jisai buvo ypatingai išskirtinis, jisai vaikščiojo per dideliu kostiumu, atrodė kaip nesiskutęs taksistas iš Baku miesto turgaus, buvo iš labai prastos šeimos, labai neišsiauklėjęs, jo tėvas buvo kalvis ir jisai nuėjo į universitetą, kažkiek tai išsimokęs buvo universitete, todėl kad būtent per revoliuciją ten visą revoliucionierių jaunimą galėjo priiminėti laisvai ir ten buvo jam pakankamai gera terpė. Jisai buvo tikrai durnas ir buvo toksai kaip Irano Lukašenka. Ir dar jisai įsivaizdavo, kad jisai labai gerai išmano religiją
ir per savo kalbas, važinėdamas po visas 31 Irano provincijas visą laiką, kiekvienoj provincijai ten turėdavo didelių susibūrimų žmonių ir juos kreipdavosi ir visą laiką jisai ten bandydavo ir jisai aiškinti Koraną ir lyginti dalykus žemėje, lyginti dalykus Irane su religiniais dalykais ir jam tas labai nesisekdavo, iš jo visi patyliukai šaipydavosi, garsiai šaipytis nebuvo galima, tai iš jo patyliukai šaipydavosi, bet vienu žodžiu toks buvo durnelis prezidentas. Aš apie jį tik todėl papasakojau, kad jisai yra iš istorinės Azerbaidžano dalies Irano. Tai yra azerbaidžaniečiai, tai yra kaip, kokie, nežinau, galima palyginti su Lietuvos aukštaičiais tradiciškai. Tai va, ten irgi yra, dėl to, kad buvo Persijoje, būtent tai priklausė Persija anksčiau, ten irgi yra šiitų musulmonų. Dabar, reiškia, pakalbėkim trumpai apie tą, jo negalima vadinti tikriausiai taikos susitarimu, tai būtų per daug kvaila vadinti taikos susitarimu, tai nėra taikos susitarimas, tai yra ugnies nutraukimo susitarimas. Iš esmės, iraniečiai pasakė, kad jie nebešaudys raketų, jeigu ir Izraelis nutrauks šaudyti į juos raketas. Tai iš tikrųjų tai yra toksai labai pusėtinas dalykas, todėl kad nors Izraelis pasakė, kad jie visus tikslus karinius šiuo metu pasiekė šito operaciją ir jie tikrai pasiekė, todėl kad vienas pagrindinis tikslas buvo sunaikinti Irano galimybės vykdyti savo branduolinę programą. Ir pagal tai, ką sako jau dabar specialistai, tai bombardavimas giluminio prasiskverbimo bombomis tikriausiai savo tikslą pasiekė ir, kaip daugelis sako, Irano branduolinė programa buvo atmesta atgal, atsukta atgal dešimtmečiais. Tai yra kažkokias tai žinias tie žmonės specialistai turi, tai yra tie žmonės, kurių neapnulino izraeliečiai per savo puolimus, todėl kad Izraelis metodiškai susitvarkydavo su Irano branduoliniais mokslininkais, kas aš manau ir teisingai, ta prasme, nes be mokslininkų, be specialistų nieko tikrai nebus, taip kad užvertinėti mokslininkus, atomininkus yra visiškai teisingas ir protingas dalykas, taip ir reikia elgtis, todėl kad jeigu tu esi mokslininkas, jeigu tu esi atomininkas ir jeigu tu dirbi Irano režimui, tai tu absoliučiai žinai, ką tu darai. Neapsimes, kad čia tau kažkokia tai didelė yra aфиgiena naujiena, kad tu nežinai, ką tu darai. Tai va, Izraelis sako, kad jisai tikslus pasiekė ir todėl jisai gali priimti ugnies nutraukimą. Aišku, Iranas nepasižadėjo nieko dėl savo branduolinės programos, nei civilinės, nei karinės, ir aišku, kad jisai tikriausiai nepasižadės. Aš manau, kad jisai nepasižadės. Aš manau, kad jisai gal kiek lengviau derėsis. Irano valdžia vykdys derybas, aš manau, kad gana slaptai nuo savo žmonių, nereklamuos jų, o dabar bus pasakyta, tikriausiai jisai pasakys savo žmonėms, nes Irano valdžia, Irano propaganda, Irano žiniasklaida meluoja taip, kaip, patikėkit, nemeluoja nė viena kita.
Jie taip moka meluoti ir jie taip moka vartytis. Ir jie taip moka pasakoti visokias nesąmonės, kad tikrai čia neverta netgi abejoti, kad jie tuos dalykus labai jau tenai išvartys ir papasakos, kad jie vis tiek yra nugalėtojai, kad jie Iraną ir Jungtinės Amerikos valstijas pribaugino taip, kad jie daugiau nebelys prie Irano ir būtent dėl to jie nutraukė smūgius. Nors didžiausias Irano, kad Izraelį ir Amerikos valstijas jie pribaugino. Didžiausias Irano, aišku, valdančiųjų barzdotų barmalėjų tikslas yra išsilaikyti valdžioje ir nei joks kitas. Kitų tikslų jie nelabai turi, kiti tikslai jiems nelabai rūpi. Jiems norisi tik tai išsilaikyti valdžioje ir jie šitą ir darys. Jie bandys išsilaikyti valdžioje. Jie supranta, kad resursų bet kam pasipriešinti jie turi labai mažai. Jie supranta, kad Izraelio antpuoliai ir Izraelio bombardavimai ir raketiniai apšaudymai ir aukščiausių pareigūnų nužudymai labai daug parodo Irano žmonėms, kas iš tikrųjų yra stiprus ir kas yra silpnas, bet Irane irgi yra pakankamai daug naivių arba durnų žmonių, kurie visiškai patikės, kad čia viskas gerai ir kad jų šalį valdantis šitie orangutangai, reiškia barzdoti, kad jie vis tiek eilinį kartą nugalėjo, revoliucija stipri ir kad Dievas yra jų pusėje. Aišku, visi mato, kad yra kitaip, bet mes visi matėm, pavyzdžiui, tokius dalykus, kaip kokia Šiaurės Korėjos propaganda, kuri aiškina visą laiką, kad jų šalis laimi pasaulio futbolo čempionatus. Jiems visiškai yra natūralu ir faina tokius dalykus pasakoti. Jie neturi su tuo jokių problemų. Reiškia, tokius dalykus meluoti ir visaip išsigalvoti. Va. Taip, kad čia melagystės visokios ir kiti dalykai iš Irano pusės, tai čia bus natūraliai, bus visą laiką. Tiesą sakant, būtų keisčiau, jeigu jų nebūtų. Todėl, kad, iš tikrųjų, taip yra padaryti dalykai Irane, kad jie visiškai nesigėdina, nesisarmatina apgaudinėti ir meluoti, kaip jau sakiau ankstesnėj laidoj, čia jiems yra normalu ir kilnu apgaudinėti. Dabar dėl to dalyko, kad, reiškia, Jungtinės Amerikos valstijos prieš dauždamos Iranui, Donaldas Trumpas žadėjo, kad dabar palieka 2 savaitės, už 2 savaičių priims sprendimą, o priėmė sprendimą ten kitą dieną ir sako, kad žiūrėkit, koks Donaldas Trumpas yra kvailas, kad pirmą jisai sakė taip, paskui pasirodė taip ir tikriausiai jisai čia visai bando dabar vartytis, nes va, toks jo yra supratimas, kad pirmą jį spaudė vieni lobistai, paskui nugalėjo kiti lobistai ir jisai kaip skuduras, reiškia, makaluojasi.
absoliučiai aišku visiems, išskyrus tiems, kas daužti į protą yra, kad tai yra normali informacinio karo dalis, tai yra klaidinimo taktika, lygiai taip pat kaip ir klaidinimo taktika, kai skrido bombonešiai bombarduoti taikinių Irane iš Mizurio, iš pietinių Jungtinių Amerikos valstijų. Jie turėjo, vienas jų nuskrido į Guamą. Guamas yra Ramiajame vandenyne tokia sala, reiškia visiškai į kitą pusę. Tokia teritorija, kur amerikiečiai irgi turi karo bazę. Irgi stengiantis nukreipti dėmesį. Apskritai kare yra visą laiką žadami vieni dalykai, daromi kiti dalykai ir yra klaidinimai ir informavimai ir dezinformavimai visą laiką naudojami. Taip kad jeigu prezidentas Trumpas naudojasi šitais dalykais kartu su kitais žmonėmis, kurie planavo šitą karinę operaciją, o galite būti tikri, kad ne jisai pats planavo šitą karinę operaciją, nes daug kas įsivaizduoja maždaug šitaip tą dalyką, kad va čia Trumpas, kuris yra durnas, jisai visaip sugalvojo, o iš tikrųjų yra kitaip ir visi kariuomenė yra pakraupę nuo to, koks jisai durnas. Ne, šitos operacijos yra apskaičiuojamos, planuojamos, suprogramuojamos labai aukšto lygio specialistų, kurie žino, kokių tikslų nori pasiekti, ką nori padaryti, kokiamis priemonėmis, kokie yra kaštai ir kokios gali būti problemos šitame procese ir taip toliau ir panašiai. Tai ne tai, kad prezidentas Trumpas sėdėdamas pas save, reiškia tenai valgydamas burgerius ir gerdamas Coca-Cola savo rezidencijoje Mar-a-Lago Floridoje, kad jisai tenai pats viską sugalvoja ir stumdo lėktuvėlius, kur kas turi skristi. Ne taip šitie dalykai vyksta ir, kaip suprantu iš daugelio liudijimų, nes patvirtinimai bus, aš manau, kad vėliau, kai bus gauta žvalgybinė informacija apie tai, kas iš tikrųjų, kokio lygio pažeidimai ir sunaikinimai yra Irano brandoliniuose objektuose. Bet tai, ką mes matom, tai pataikymai buvo puikus ir paskui tuos pataikymus dabar galėjo pilti dar ir pylė pakankamai daug izraeliečiai dar daugiau, kad damušti ten tai kas yra. Ir šituose objektuose nelabai ką pavyks padaryti. Dabar apie tą Irano šnekėjimą, kad jie, kad jie nieko jiems nepadarė, kad jie vis tiek spėjo išvilkti savo prisodrintą uraną, ten kažkur tai krepšiuose ar dar kitur išnešė ir paslėpė kitoj vietoj. Ten sunkvežimį, ten kažkas tai netgi sunkvežimis matė, kaip ten vežė kažkur tai ir taip toliau. Prisodrintas uranas nėra bulvės ar kukurūzai. Ir brandoliniai ginklai yra netokie, kur ten gali vidurinės mokyklos ten stalių arba metalo dirbtuvėse ten sumeistrauti brandolinį ginklą. Tai yra didžiuliai ir tie, kas šnekėjo, kad neva iš Fordo ir iš Isfahano išvežė įrangą, sugebėjo išvežti įrangą, tai žmonės iš viso neįsivaizduoja, ką jie šneka. Todėl, kad ten ta įranga, kuri naudojama
brandoliniuose procesuose ir brandolinių ginklų gamybai ir taikaus atomo gamyklai. Ten yra įranga, kuri ne savaitėm, o mėnesiais ir metais yra surinkinėjama ir instaliuojama. Čia ne koks greito maisto restoranas, kad galima sukrauti greitai į trakus ir kokius grilius ten išvežti, arba stalus, arba kavos aparatus. Čia mes ne apie tai visiškai šnekam. Tai va, kas dabar bus? Dabar, aišku, turės Izraelis įsivertinti, kiek yra panaikinta grėsmė. Grėsmė būtent branduolinio ginklo Irane. Iranas turės įsivertinti ir žiūrėti, jie daugiausia tai darys poteriaudami ir birką medum tepdami. Šituo būdu jie turės įsitikinti ir pasižiūrėti, kaip jie gali toliau išlaikinėti valdžią. Iš tikrųjų, tai visi, aš įsivaizduoju, Irane meldžiasi, kad greitai neduotų dubo lyderis, aukščiausiasis lyderis, Supreme Leader Ali Khamenei, nes jam jau daug, jam jau beveik 90 metų, jisai labai blogos sveikatos, jisai paskyrė lyg tai 3 įpėdinius, bet čia dažniausiai tai būna, kad po bet kurio diktatoriaus autokrato mirties, kas jau ten būna lyderiais, tai pasimato eigoje tose vidinėse kovose tarp viena kitai prieštaraujančių ir dėl valdžios kovojančių frakcijų. Nereikia įsivaizduoti, kad visi sėdės ir žiūrės ir sakys, oi, bet čia vat yra lyderio paskutinė valia ir mes turime į valdžią štai šitą paskirti žmogų ir mes kitaip negalim daryti, nes mes suprantat, mes turime klausyti. Nieko panašaus nebus, viskas įvyks žymiai paprasčiau, tai bus didelė kova tarp tų vanagų, reiškia labiau karingų elementų, tai islamiškosios revoliucijos sargų gvardijos ir tarp nuosaikesnių žmonių, kurie galvoja, kad kažkiek tai reikia gyventi taikiau ir sutariant labiau su kitais. Kadangi jėgos sparnas jisai kontroliuoja visą prievartos mechanizmą ir visą represijų mechanizmą, tai man sunku būtų įsivaizduoti, kad liberalai čia turėtų ypatingai didelius šansus. Man tai sunku įsivaizduoti, nors ką gali žinoti, Iranas yra paslapčių šalis, nors antra vertus Irane tradiciškai visą laiką geriausius šansus turi labiausiai nupušę, labiausiai atsilupę, labiausiai pritvoti fundamentalistai ir tie, iš esmės Irane sprendimus priiminėja tie, kas yra sugalvoję patį blogiausią, patį radikaliausią, patį labiausiai nupušusį sprendimą. Taip veikia Iranas ir kitaip tenai nebuvo niekada. Būtent ten yra galvojama tokiais masteliais ir tokiomis kategorijomis. Tai aš manau galima tikėtis, kad ir šį kartą bus panašiai. Jeigu duos dūbą lyderis Khamenei, tai tada iš tikrųjų dvi frakcijos stos į kovą viena su kita, ten pradės vieną kitą suvartinėti
ir nugalės tie, kas yra stipresni, o stipresni, man atrodo, tenai tradiciškai yra tie, kas turi daugiau jėgos, prievartos ir represijų mechanizmo prasme. Tiksliau, tiesiog ten reikės matyti, kas laimi, kai pradės vieni kiti valdžios atstovai sodinti į kaliuzes. Nuo savo šnekėjimo užsikosėjau, dėl ko labai atsiprašau. Stendas neoanginas, kaip tik tabletės man siūlo, įsivaizduokit. Va, bet tai tuo tarpu ir viskas. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėsim, kas toliau bus gėrio kovoje su blogiu. Ir aš linkiu, kad gėris laimėtų. Todėl, kad mes visi norim gyventi taikiau, ramiau ir jeigu kuo daugiau blogio režimų bus sunaikinta, tuo geriau mums bus gyventi šitoje mūsų nuostabioj šalyje. Iki ir ačiū, kad klausėtės.